Saulutė šviečia. Išgerti. Oi, benziną pilti kviečia. Privažiavo Alytui. Tepalų vartotojų. Regis, Egas, Irmė, Kazimieras su atnaujinta Java. Mano. Maišau dabar Sauliaus ar kuriu? Sauliaus mėlynas. Jo, Sauliaus aparats. Arijaus. Su visais bairiais. Tuningas. Seržantas. Nerka dėja daro apkatkę. Tai pabijojo šį kartą. Va, Lukas. Su super gražiu šalmu. Ir kaipgi nepagirsim Irmanto už mūsų kepurę naują. Ja, das ist gut. Ja. Iš kur gavai? Nu ką, turguj. Į kur šiandien varom? Tai realiai tai aš net nežinau. Svarbiausia, žmona klausinėjo, tai kur varot? Nu, sakau, atidarymas klubo, žinai, važiuojam. Tai kur važiuosit? Nežinau. Tai kaip taip nežinai? Nu, sakau, Artūras organizuoja, aš laikau savo surprizą, nieko nežinau, kur važiuosiu. Tai bus įdomiau. Nu, bet žinau, kad sakė 105 kilometrų, bet susitinkam Aukštadvarį, tai dar 50 ir dar jis grįžt. Tai 300 kokie turėtų būti. Jo, aš irgi nieko nežinau, kur varom. Yra nustatytas vienas taškas, kad tiesiog susitinkam Aukštadvarį. Ir važiuojam. Jaučiu, kad bus ir miškų, ir žvyrkelių, ir visokio kito gėrio. Tai tarp kitko, čia tik pradžia. Iš Vilniaus irgi Aukštadvarį, Kauno irgi Aukštadvarį. Karočią, batsiuvys be batų. Turi kalną Javų, turi Yžų kalną ir nieks nevažiuoja. Tomai, kas čia vyksta? Neužsivedė. Ai, bля. Stumdžiau visą rytą. Yžą reikėjo imti. Yžas irgi spjaudos. Viskas pjaudosi, ne? Ne, nenori šiandien. Nu va, karočią, meistrai. O mes neturim dar važiuot. Tai klausiu, ar ne laikas? Tai ką, ant žirgų?
ką ten neši, parodyk. Kavos. Gersim kavos, papasakosiu programą. Ok. Kai visi susirinks. Dar kažko trūksta, ne? Tai va, suvažiavom į Aukštadvarį. Kitą kartą reikės biškį kitą vietą, nes netilpam. Tiesiog netilpam. Viktorijos kanelės, oi kaip skanu. Viktorija, ne? Viktorija. Visą laiką, kai atvažiuojam į Aukštadvarį, reikia eit valgyti Viktorijos kanelių. Nerka. Ėmei kanelių? Ne. Paulius? Aš jau su motuliu šį kartą važiuoju. Su motuliu? Jau uždirbai? Nori pasakyti, nesmirdėsi taip jau? Dūmins, bet jau gal taip nesmirdėjo. Šiaip kvapas bus geresnis. Ok. Iš kur ponas atvažiavot? Į Bartai. Nebus tau per didelis. Kawasaki žemesnis. Jau vėl reikia pirkti. Dar vieną. Gerai. Tinka? Neįžas, bet vis tiek. Į to chlieb. Dar renkasi. Tai viso 23. Kaip jum kavas Honda? Sveiki. Nešalta? Kur šitas kojukas? Tai va, tai šį kartą 23 motociklai, jeigu gerai suskaičiuota. Taip, Nerka? Nemažai. Taip, tai turim Lazdijai, Kaunas, Vilnius, Kybartai, kas dar? Ir Alytus, aišku. Nu ką, kaip ir visi susirinkom, ne? Taip, va, kaltininkas. Gerai, pabaigsi valgyti ir eisiu. Čia gerą vietą lašinių nusipirkti vakarui. Aš jau Jau ir nusipirko irgi. Atkreip dėmesį, reikia į Artūro kožą, į ženklą. Labai graži. Iron Crossas, nu. Labai graži. Ir mano labai graži. Kas daugiau pagirs, jeigu ne pats. Tai va, tai jeigu kas nesuprantat, tai yra vokiška kokybė. Kailis viduje, tai reiškia apie 80 metai. Plius minus. Taip, tai tarp kitko šitus šalmus piešia mūsų alytiškis Mindaugas, jeigu ką. Paduosim 60 ir ką daryti. Tai va, tiek tos istorijos. Aukštadvario daras, spėjau čia. Daugiau nieko kėlė, nežinau, negaliu. Bet tik spėjai. Nu, bet mano spėjimas ganėtinai tikslus, nes jis Aukštadvarį. Bet jeigu palei statistiką, tai tiem Tiškevičiam turėtų priklausyti, ne? Palei statistiką. Pagal statistiką pritariu. Jo. Šeimininko vartoti ten, nevaldžio ten, nu. Ten yra lenta. Varianto pagrindu. Nu tai gal klubhausas visai nieko būtų. Ką Hebra mano? Nu. Žiūrėk,
Darom klubhausą šitoj trauboj. Taip, žinai. Kiek dabar motociklų yra? Kiek Dabar? žmonių yra? Šią minutę? Nu, čia dabar. 20. Nu tai kiek kartų daugiau narių reikėtų būt, kad tokį Clubhouse'ą pasidarytai. Čia būtų vargų vakarienė, negalėtum nieko daryti. Sakytum, noriu Dažyt negali, špakliuot negali, daryt negali. Lango atidaryti negali, nes jau neuždarysi. Mes su dvitakčiais jau nuo turgaus aikštės turėtume ateiti, tik iki čia atvažiuoti be šansų. Nu gerai, kai jau čia pyzdavai, tai greitai informaciją paskaitau ir tada. Ir dabar tas parkelis vadinamas Maumedžių parku. Tėva 4 maumedžiai. Kieno čia dvaras? Neparašyta, kino dvaras. Bet išskirtinumas, kad tos maumedžius pasisodino. Bent jau parašyta, kad aukštadvarį. Ne. Ne. Suklydau. Viskas? Tiek. Nu, okei. O šitą, kas čia per šeimą? Ar suderinta? Ką? Kelnės suderintos? Suderintos. Leido ratą Rolamui, varom tvarkyti, užsibūkite ir atvažiuosim čia. Nereiktų įrankių kažko. Namas yra, va, Robertas. Pirmas gedimas. Nuleido padangą. Kaip pripus? Tai atsarginis ratas yra. Ai, teisingai. Opozitas turi ratą. Bet dažniausiai tai būna dėl grožio tik tai pažiūrėsim, kaip šį kartą. Ne, turim. Ratų paždys mano to, kur buvo gerai. Aš vakar čia buvau pirty, jeigu ką. Čia. Nemka, perukė. Nuotrauką darysim kokią? Veikiai. Ai, filmuoja. Jau tepaluotas. Tai pietų nėra jau tepaluotas. Motocikliukų biškį yra. Keletas. Gražią vietą radom. Malūną. Eisim tikrin. Einam iki malūnų. Čia malūno nėra. Nėra malūnų. Yra štai kablys.
Taigi filmuojam, Benai, viską filmuojam. Čia kažkada tai šitą nukelį dar gaudęs žuvis, iš šito buvo medžių, dabar tai nelabai čia yra. Po šaknim gaudydavo. Kas Regimantai yra? Nieko. Labai geras tempas važiavimo. Labai geras tempas važiavimo. Pats tas. Aš įvažiavau į pagrindinį, užblokavau kelią, padėkojau, galvojau, papuoliai, bahūras. 60 man pat geriausiai greitai važiuoti. Vietai su įžu labai gerai. Lengva ir pasivyti, aplenk be jokių problemų. Nu ir šitas ir ne taip šalta. Vėjas ne toks. Ir vanduo labai geras. Šaltinis ten geras. Rolanui nuleido padangėlę, tai Kazimieras su kuo dar nuvarė? Ir brolis. Ai, Tyčia čia man čia, tavęs paskė. Pirmais kaip buvom. tai tu čia privaražinai, ne? Gal netyčia privaražinai. Bet sako, nuimsim nuo kito iš tikrųjų. Nespėjo dar, žinai, po žymos. Iš pradžių. Sako, reikia spygiuoti. Jo. Kas buvo? Nieko, padanga prakiūro. Teko pasiskolinti donorinę, matai, uralinę. Su ramaškom gražiai tokia nauja. Bet barabanskais kaladėlės namais kažkaip. Servisas. Geriausiai irgi genda, žinai. Ir geriausiai genda. Jo, ir mano buvo sugedę. Kas tavo buvo? Ai, irgi padangas, nuleido orą. Bet ne dabar jau. Ne. Eikit čia pažiūrėkit, malūnas yra buvęs. Aš ten jau prisižiūrėjau. Dar reikia vadinasi. Nenorėjau, bet... Prišnekė regis iš tikrųjų. Nu, aš irgi išvažiavau, žinai. Išbaražino. Jo, užmeskit tą ten fainą. Jo, klysta. Jo. Ne, jau galiu. Taip, nepadėkojau svečiam, nepadėkojom klubas, kad iš vis svečiai atvažiavo į tą mūsų atidarimą. Nu, čia ir Tepalinių klubų sezono atidarimas. Čia tie svečiai etatiniai jau praktiškai visi. Ir turim paruošę tiem mūsų, pavadinkim jau draugam, netgi po dovanikį. Taip, palei dydį bandysiu sutaikyti. Žiūrim, ką turim. 2XL. Nu, davai, ant tavęs ir bandysim tada iš karto. Man, jo. Jo, iš karto. Svečiam tai duoda, tai nepadaro. Pažiūrim. Turi tik, blem. Normaliai. Šarvai. Gerai. Linkėjimas, kad pakeistų kažkada liemenį šitą škudurą. O, čia tepa lambalį teisingai dar. Visi nebėga ten. Dar, kas dar panašus į jo dydį? Tu biški didesnis, a ne? Bet tai gal po kožu tik užsideda? Ne, gerai, tik blėt matosi, viskas tvarkuoja. Kaip tik. Tas rankovės. Va, tu panašaus dydžio, teik čia davai. Ką čia mausidama? Mausim, tu patrauk akinius. Niekam gal. Ne, gerai, tegu rengėsi, nu. Persirengs, kada.
Davai. Davai, padėsim. Biški, renkis. Tepalam davai valytis, dar va škuduriukai. Akinių nes Kas da panašaus 2XL-as? Arnoldas. Pažiūrim, kaip Arnoldui atrodo. Jeigu ką, tai didesnį ieškosim. Pažiūrim Arnoldui 2XL. Bandom. Bandom. Jeigu ką, kitą ieškosim. Dar didesnė turė? Turiu da didesnių porą. Žilvai čia kažta gera. Ne, da didesnė žilvai gal dėsi. Ar ieškom? Tinka šitą? Nu, taip. Pys šitas pasitreniravęs jau. Nu. Ką, keli, ačiū. Dar vienu 3XL reikia. Jo, žilvai. Jo. Vada tepulai valytis, nepamiršk. Aš jau tokių turiu. Tada mano labai baltas raumuo išryškėja. Kiek turi? XL-as. XL-as? 3. Čia bus 3. Žlet, ne. Skalbsim pakeitom. Pizda. 2XL-us turi bent jau? Manom šitas, įsitampys. Davai, varyk. Jau įtraukta. Aš galvoju, kad bus parašyta tepalinių dama. Nu. Reikia pagalbos, aišku. Normaliai. Nu, duok tą. Dabar nekvepuok. Mažesnių kapelo nebus, tai gerai, ne? Tai va, Elą dedam Pauliui. Elą turim? Pas tave? Pabandom Elą ant Pauliaus. Šitą, ne? Žiūrim, kaip atrodo. Bus jam pats gal. Normaliai, nu. Problema. Kurios metas jis matuoja. Kovos menus. Na ką, Dėkui. toliau. Nu va, žiūrim ant Vitalikos dabar kas tiks. Arba L-as, arba XL-as. XL-ą bandom šitą davai. O škuduriukų? Turim dar škuduriukų. Pavėm kaip čia tu prapmazinai. O, blet, vienas matai toksai. Šalta bus. Rankovės tai čia pasivalyti kažkam tai. Gerai čia laikingo. Na, normaliai. Dar žiūrėk tepalai. Škurliukų. Jo, škurliukų. Panaudosi tikrai, blet, su tais striperiais. Lemba XL-as jaučiu. Ant mindys labiau tiks. XL-ą bandom, aš manau, jisai toks stambesnis biški. Nu, draugai, visi turbūt, jo, bandom šitą, jeigu ką apkeisi. Lipa vieną. Tai gerai, svargin. Dedam į kuprinę. Nu, ką rodo? Tai rodo. Tenka? Tinka. Škuduriukai tepulai. Tai va. Viskas, nieko nepamiršom. Super. Tvarkoja. Draugai, teikit bendrai nuotrauką. Reklaminė pertrauka.
Senasis geležinkelio tiltas į Varėną. Nebuvęs čia? Varom maudytis, vieną iššokam greitą. Bandyk. Pasakykit tam žvejui, kad čia nematyt. Nu tai ką, Ta prasme. neėsk mėsos, suvalgyk. Turi 100 karšių ir nežinai ką daryti? Vežti reikėjo. Čia reikėjo vežti. Tai, tu žinojus, kad tu mėgsti. Čia žiemą normaliai pasėdėjau, žinai, Marių. O tu juos jau ką, rūkinės ar? Kamera visi. Ai, visi kameroje. Na, Dabar galvoju, nes dabar ateis vištų sezonas kaime, pasis žmogus radina viskas man. Reikės kažkokius kur dėti, reikės kažkarčias į konservus. nu, menininkai. Šypsokite. Kas nors nupieškit grafitį, O, tepalinę užrašykit su dažnai. Čia buvo tepalinė. Kas benai yra? Tiesiog kaifas, ne? Saulutė džiaugiuosi.
Kažkur atvažiavom į miškus. Net pats nežinau, kur mes čia. Ir ko mes čia. Bet kažkas bus, ane, Regi? Benai, griuvai? Jo, reikėtų. Ar yra grybų? Pilnas miškas vaikšto, ne? Kažkokios supynės miške. Skardžio. O, gal ir visai nieko. Wow. Nu gerai, Artūrai, užskaitom jau. Pizdu. Bet dar čia hebra ne tos supynės, dar reiktų jų važiuoti. Bet ar mums jų reikia? Fiziškos supynės yra iš tikrųjų. Taip, ar prašyt, žinai. Bet ar mums jų reikia? Užtenka. Aš noriu pasisupti, galiu pasisupti. Tai čia ne, tik koks čia supimas, čia jau... Ir žentis. Galva, Čia šiaip pigusą girdim svaigimų būdas. Tiesa, ne? Bet matau, kad degė čia gražiai viskas. Bet šiaip vaizdelis gražus. Gerai, bet tai ir supynė. Nežinau, bet sakė, važiuosim žemyn čia su mocais. Дружба нeškit. Pervesk į viršų galą. Robertai, tenai pervesk.
Gaidžio kopą atvarėm. Einam degis. Gaidžio kopą. Kur Benas? Ko nevaro? Benai ant smėlio varyk! Smėlis čia! Gali pasitreniruot! Vaikus atvežė paleidę Nu, čia aptvėriai. elektrinį piemenį. Nu. Vakare pasėmis, smėlių prisivalgysius. Čia buvo seniau jūra. Va. Daug štai. O dabar čia pats sugalvoji. Pajūris buvo. Jūris tai tikiu, kad jūra tai ne. Aukštapelkė. Neandertaliečiai čia maudydavosi. Čia nuo blusų trydavosi, smėlikas blusos. Vaikus, blet, lengviau yra suvaldyti. Einam! Kepaliniai netokie lengvai valdomi. Blet, vieną kartą paskui, kur nieks neina. Su tokia technika tik užsispyrė. Vežiuokis ant kupros, įsitrauksi. Tobuliai! Neregimantai. Taip. Matai, visi Krizė, man tai irgi biškį keista. Tas pats, kaip tu man prispjautum į veidą dabar. Žinok, lygiai taip pačiai yra. Ir tu jauties taip pat. Visiškai. Čia einam į vidų? O kodėl kas tai yra? Ai, tai. Žmona? Tipo, ketvirtadienį buvo, tai dabar jau negalima. Aš šią savaitę stengiausi ramiai pabūti, kad alkans būčiau. Žinai, jeigu atsigeri antradienį, biškį, jeigu ne antradienį, ketvirtadienį, tada ir penktadienį taip skanu, žinai, šeštadienį taip skanu. O jeigu visą savaitę negeri, žinai. Čia mes einam. Neuryje, ne? Reikia, žiūrėk, kokie dideli buvo moliuskai. Va taip, žvyrą pamačiau. Pelnis taip lengvai, kuris neįdomu. Kas čia provokacija? Ką? Sakom, reikia kirst sieną. Okay. Cigarečių. Atgal. Kur tie balionai čia lėkia? Atvarėm į piečiausią Lietuvos tašką. Nu, beveik piečiausią. Ten dar šiek tiek reikia paeit, bet... Piečiausias prieinamas. Ai, prieinamas. Piečiausias prieinamas taškas. Kur? Tai va. Galima kalbėti daug tą. Ko ir prieš tai susitvarkė, ne? Nu tai prieš tai buvo sutvarkyta, bet po 5000 kilų po to biškį tvarkiau, bet dabar stabdžiai tai taip.
ką Ir padarysi grandinės, stabdžiais? dar žvaigždės. Traukė guolis, kad- stabdžių, trumpinau. Jo, vernos trumpinau, kad būtų taip pakilus. Tada tarp plokštelės tokias dėjau. Reikalatko, ne? Tarp kaladėlių tokias plokštelės. Poros milų gal sakyčiau. Pakišai, kad saustų labiau. Jo. Visokių tokių smulkmenų. Ne, taigi jis Bauda. Nežinojom. Surašiai? Ja, dėja surašiau ir parašiau, kad apgailestauju. Na, ja. Irmantai. Prašome, pridirbau, bet gailiuosi. Įdės. Daugiau taip nedarysiu, žinosiu. Nepažįstu aš tų draugų. Tai ką, užkaitinė, ne? Nu tai da gal pernai Va, taip nebuvo, dykuma. čia aštruvis. Kiečiausias taškas. Jo. O kas galėjo žinoti, kad negalima į pasienį važiuoti? Laukiam antro protokolo užvažiavimą žolė. Artūrai, daugiau neves. Varom. Užtenka už šiandien. Tomas nespėja išlipti jau iš karto. O, jau ir čia puošiasi vyrokai. Oi, ble. Dulkės nuplaužė. O, tai linksma, blemba. Nu, bent jau atsiminsim. Viskas čia gerai. Tai sakau, čia vienos vidės. Taip. Aš siūlau gyvai iš karto kelti į Facebooką šitą įvykį. Kad Hebras spėtų palaikint viską. Sakai, ten, kur protokolus rašom, tą reikia dėti. Protokolus ir kur visos trys įamžintos turi nuotraukas, laik mes ir. Vienu žodžiu, šiandien gal jau viskas, dar varysim į pirtį. Aišku, nealkoholinį. Ir eisim miegot. Ta mažai, ne? Taigi pasienis, Hebra. Pasienis. Negalit kirst upės. Ačiū Baltarusija, taip. Jo. O tai kur pasiviečiai? Palauk. Čia jau ne mūsų teritorija, viskas. Šiaip tai šita čia irgi pirtis. Prie mūsų priklauso. Gali būti. Bet tas, kas už upelio, viskas. Ne. Nereikia tos lasdos. Va, žiūrėk, matai ranka ilgesnė. Bet lievai atrodo. Tu, blet, žinok, nieko nepakeis lasda. Jeigu lievai atrodai, tai reiškia lievai atrodai. Ta prasme, nu kaip ten sakė, kaip Rolanas pasakojo, žmona atėjus vyrui sako, o tavo nugara sužeista, didelė žaizda. Ne, sako, nedidelė. Didelė, tu kokia žaizda? Nu sako, va tokia. A, matai, didelis mano. Šitą iškirpsim, ne? Nežinau, gal. Tai va, vakarėlis. Ačiū pritraukė. Šiandien. Jie vis tai išvažiuoja. O tai gražu. Ne, nu tai. Jie vis tai. Zūma graži. Jie vis tai išvaro. Tai va, geriausia šiandienos įvykis. Turbūt kažką nufilmavom, nors prašė uniformuoti vyrai su
automatais nefilmuoti. Jo, Nu. pirmą kartą iš tikrųjų. Taip. Pirmas. Nu, Artūras sako, važiuosim čia į pasienį, turėkite asmens dokumentus. Nu, dokumentus pasiėmėm, žinai. Normaliai ir važiuojam. Važiuojam, ten į pasieniečių nieko nėra. Stovim, rūkom kokią cigaretę surūkim. Nu, Peisti ekipažas. Hujek, su automatais iššoka. Keliese jūs. Ajop, tvaima 17. O, kiek čia reiks formint. Antras ekipažas, trečias ekipažas. Dar pradžioje žvengiam, sako, mūsų tai daugiau nei jūsų, žinai, dar čia žiūrėsim, kas ką formins. Bet 3 ekipažams suvažiavus jau... su automatais pabrėžtina. Jo. Nesipriešinom. Sakom, mes su peiliais neįsim. Jizdo, nusileidom. Tai rezumė tokia, kad pasirašėm pasiaiškinimus visi. Popierium gyvai prisiminėm, kaip rašyti. Taip, rankytę reikėjo visą. Parašėm, kad nežinojom, labai gailimės. Sakė, gal labai nebaus. Gal. Tai va, tai bet visa esmė, nu ką, įvyko, tai įvyko. Būtų Rusijoje, jau tada būčiau priešikęs. Nu tai mes ir sakom, davai ten paplaukiam 10 metrų ir nakvynę gausim nemokamą, bet Ilgam. Susimokėsim geriau. Ja, tai va, vienu žodžiu, mes vis dar gyvenam, vis dar judam, O tu? vis dar sėdi, blėt, ant tos sofos ir žiūri, kaip mes gyvenam. Ir čipsus valgai. Nu gerai, turim ir mes čipsų. Ir nealkoholinio turim. Ir jau javos dūmą. Ja, kokia java, matai? GPZ java. GPZ java. Mano. Tai viso, Žuvalį. susitiksim kelyje. Sezonas atidarytas. Jep. Hadžin. Kasasi šitas. Temas iš to nepravažiavau. Nesuvažiavęs 4 cilindrų. Čia 2 cilindrai. A, jo, bet japoniškų 2 cilindrų nesu vis tiek važiavęs. Gražus baikas. Let raketa kaip iš 90-ų filmą tokia. Priekis. Jo, girkit. Gyriam. Kawasaki! Įleiskit mergas! Paskambina Gedui, net sudaužiau Kawasaki tavo. Nevyko nieko. Apie ką tie sumuštiniai? Šefas Irmantas daro sumuštinius. Tai yra pirkta kiauliena, būtent specialiai važiavom jau Aukštadvarį. Jis dabar man į barzdą bando uždėti, man tai skauda biskį. Specialiai važiavom į Aukštadvarį, visai nepakeliui, 300 km į šoną, kad gauti tokios mėsos. Imi šitą mėsą, svarbiausia imi rankom, iščiupinėjai, dėti ant dešros, paimi agurką, svarbu pjaustytas taip, nukratai, lenki pusiau, paspaudi ir svarbiausia rankų prisilietimas. Rankos yra biški tepaluotos, karburatorius buvo sugedęs ir sivalėm, dėdė viršaus. Pasmeigi degtuku. Tai yra tepalinių receptas. Čia yra soja. Ir, tai yra rankų darbas, rankos tepaluotos, kad, nebūtų skrandžio apsinuodinimo. Nes girdėt, kojų darbų yra biški brangiau, nes yra Filmuok dabar. Ir dar skrudinti būna. Paragaujam. Paragaujam.
O kur agurkas jie? Jaučiasi rankos nuo javos karburatorių ar deriškinės benzinas su tepalu ir tas degimas toks, kaip tikra kiaulės virintas, sieros kvapas, viskas natūralu vienu žodžiu, rekomenduoju. Pamatysinga tau video. Pizda man. Šitą iškirpsim. Aš šitą noriu. Lietuviškas sušis. Žalgiris sušis. Ir tai yra viskas, dar kartą primenu, rankų darbo. Rimti vyrai sutvarko javą, pamiža, neplauna, nukrapo gerai. Jau pasakiau viską. Sekmadienio rytas Varėnos kaimuose. Arbatos rado. O kavos yra? Artūro. Tai tik ant smėlio vertėsi. Kai griumo, Danas persivertė biškį sutrynė, bet... Eisim arbatos ją. Ką pamiršai? Ir? Gerai, kad vakar nesuėmė. Ką nu ir? Gyvenimas. Džiaugiamės. Liūdnai džiaugiamės čia. Neliūdnai. Neliūdna. Liūdna, kad reikia skirstyti. Va, dėl to liūdna. Nors norėtųsi būti namie. Namie gerai, bet to irgi geriau. Geriau. Nebūtų saulės šiltras. Tai +5 jau yra, ne? Jo, bet turi jas tas kišenės, žinai, tokias, kur galima įsidėti kelius tau. Su vėjeliu. Davai, Davai. Geriausia yra, žinai, kai išvažiuoji 10 dienų. Tavo dienos, tavo rytai, tavo vakarai. Sėdi, važiuoji, viską pamiršti, visus gyvenimo dalykus. Negalvoju, kada čia Jo. Labai gerai yra. Atsiduodi tėkmiai. Taip. Va. Pirmą kelionę, kol neįvažiavau į Lenkiją, aš mintim neatsijungiau nuo gyvenimo, žinai. Antrą kelionę, jau aš prie Alytaus, žinai, jau buvau, aš jau viskas laisvas. Perikės variklį jau viską. Antroj dienoj prie Alytaus. Iš Vilniaus. Nebūtina čia visko pasakoti. Jo, gerai. Gerai kartais ir pažvengti. Taip. Tai va.